Atidžiau pasidairiusieji po kultūros sostinės renginius tikrai pastebėjo ne vieną jaunuolį, kurio marškinėlius ryškiai ženklina užrašas savanoris. Tai ne tik rūbelis. Jį dėvintysis visuomet vykdo savanorystės, reiškia pagalbos be piniginio atlygio misiją. Tokios sulaukia itin džiaugiasi kultūros žmonės, nes pradedant pačiais mažiausiais darbeliais miestui, Lietuvos kultūros sostiniai labai reikia. Tai yra tie patys lankstinukai, kurie yra išleidžiami kiekvieną mėnesį su kultūros sostinės renginiais. Juos reikia kažkaip miestui paskleisti. Jie eina centre, dalina, kai kurie savo kaimynams netgi padalina laiptinėse. Taip pat yra plakatai nuolatos, kurias mes gauname ne tik iš kultūros skyrius, bet ir iš kultūros rūmų, galbūt kitų organizacijų. Grynai kas su kultūros skyrių renginiais susiję ir viską mes paskleidžiam. Parašau žinutės visiems, tenais informaciją paskleidžiu internete ir visi sulėkia gražiai vienas po kito, kada kas gali, pasiima, gerai, aš ten būsiu, aš ten susitarėm, viskas gerai kažkaip. Pradžioj tie maži darbeliai, po to ateina renginys. Pavyzdžiui, buvo didžiausias mūsų kas tai miesto šventė. Ir mes tikrai ten buvom, saugojom šachmatus, sėdmaišius, džango žaidimą, po to miestui, kur buvo dovanoti visi atrakcionai, taip pat juos irgi ir kvietėm būtent ne tik jaunimą, bet ir įvairaus amžiaus žmonės prisijungti prie to. Savanoriai, pasakoja jų koordinatorė, puikiai geba derinti darbą ir poilsį. Štai per miesto gimtadienį jie ne tik talkininkavo, bet spėjo ir pasilinksminti. Ir plaustą pasigamino, ir su komanda drakonų laivais Nevėžiu plaukė. Mainai. Gaunu, duodu, tvirtinama, turi būti lygiaverčiai. Todėl ir šįsyk, kaip visada, atsakingai ruoštasi jaukiam vakarui, susitikimui su dainų autoriumi ir atlikėju, gitaristu Domantu Razausku. Aišku, savanoris irgi nėra sotus vien tik savanoriaudamas, jis irgi turi kažko pasikrauti. Todėl keliaujam. Vasarą buvom Rygoje, tai yra Europos kultūros sostinėje. Ir tenai susitikom su savanoriais kultūros, o dabar norim irgi kažkaip save apsišviesti truputėlį, galbūt patys pasisemti idėjų naujų, tai dėl to pasikvietėm svečią. Nors tyrimai rodo, kad Lietuva viena mažiausiai į savanorišką veiklą įsitraukusių ES šalių, Rasa panevėžiečių nepeikia ir abejingais neskuba vadinti. Man atrodo, kad galima taip, kuo toliau, tuo labiau, kaip pasakyti, galbūt skatinti tą savanorystę dėl to, kad jau dabar yra 130 savanorių iš viso miesto jaunimo. Ir iš tikrųjų pasakai, kad visos mokyklos turi gauti po plakatą. Iš visų mokyklų suplūsta, visi susirenka ir vėl gražiai visas mokyklos turi. Nėra taip, kad savanoris vienas ar kitas nepažįstami. Visi jie yra klasiokai, draugai iš būrelių, iš organizacijų, vienas per kitą. Tai yra užkrečiama. Svarbiausia, savanorystė toks dalykas. Nori darai. Sunkiausia yra pradėti, nes reikia pabandyti ir tada gali patikti arba nepatikti. Seniai katalikiškame jaunimo centre savanoriaujanti mergina mena ir savo nedrąsią pradžią, kuomet lyg pelytė norėjusi kuo saugiau pasislėpti už kitų pečių. Dabar tvirtina, esanti tokia drąsi, kokia nenumanė galinti būti. Norėjau išmokti groti gitarą. Atėjau groti gitarą, man pasiūlė, ateik padėk čia. Mums reikia tavęs čia, o dabar čia mums reikia. Ir aš ėjau, aš mačiau, kad aš ten laukiama. Ten smaigu, ten yra tokia atmosfera, kur tavęs pastoviai laukia. Ir tiesiog, kaip neisi ten, kur tavęs laukia ir pasitinka su šypsena, tai dar geriau atrodo negu būrelis, nes tu pastoviai kažką veiki, sužinai, aišku, papildai save ir to pačiu kažką kitam duodi. Te reikia išdrįsti, tikina savanorių lyderė, ir jungtis prie bendraminčių. Tokių Panevėžyje daug.